Ei, Gražut, gal tau knygas panešt, ką, Mažut? Mano vardas ne Mažutė, aš Ebi. Negaliu patikėti, kad mes vėl mokykloje. O man patinka tiek paslaptingumo ir jaudulio kartu, kad šie metai bus su skandalais. Kodėl jos tokios mažos? Tai ta pati spintelė kaip ir pernai. Taip, bet dabar turiu visų metų vertybės. Rūbai, makiažas, batai, rankinės, papuošalai. Knygos, papildoma medžiaga. Jei liks vietos. Reik pagalbos? Koks stiprus. O, čia iš demoniškų paskalų. Naujoji pana Hitui duoda šaltą pamoką. Įdomu, kas ji tokia? Kas turi laiko naujokė? Teisingai. Ei, aš irgi buvau naujokė. O, mirstu, kaip noriu sužinoti, su kuo sėdėsiu per kandologiją. Ar kas matėt lagūną? Taip, Giulija. Ji greičiausiai su Gilu. Jie nesimatė visą vasarą. Pasilikau savo laisvę užsirašyti kiekvieną matematikos būrelį koridorium. Ne. Žinau, kad tu pasiruošusi šukena. Ei, Toralė, kaip tavo vasaros atostogos? Tiesa, tu juk tokių neturėjai, nes buvai matematikų stovykloje. Tai jūs tos, kas mus pakišo sumaišius testų rezultatus? Taip tau ir reikėjo. Tu bandei išardyti baimės palaikymo komandą. O kas sakė, kad ne per daug? Ir nieko ten nesimokėm toj kvailoj stovykloje. Kvadratinė šaknis iš 568. 23,83. Hei! Lagūna, kas ne taip? Tai Kilas. Jo tėvai taip supyko, kad išsiuntė į kitą mokyklą. Lagūna! Ei, Jacksonai! Labas, Frenkė. Pasigėdau tavęs klėjau vakarėlį. Aš norėjau ateit, bet aš turėjau reikalų. Hei, naujokė, čia mano vieta. Aš likti. Tu žinai, kas aš esu? Ir merga su švitriniu liežuviu. Sėskitės visi! Atsiverčiam knygų puslapį pirmą. Klodin buvo teisi, tos pabaisos. Nori žaisti? Aš tau duoti žaisti. Jūs dvi direktoriaus kabinetan dabar! Negaliu to patikėti, anksčiau nė karto ten nebuvau. Ar tu nesijaudini? Tu mesti gniužtą į mane pirmą. Direktorius tau parodyti, kas teisus. Bet tai ne aš, tai tik didelis nesusipratimas. Aš suprasti viską. Nori kariauti su Ebe? Karas bus. Toks elgesys tiesiog nepriimtinas. Monstrų viduriniai yra už priėmimą, supratimą ir toleranciją. Siekiant jūs to išmokyti, visą dieną praleisite kartu. Ką? Neįmanoma. Šios magiškos apyrankės jūs susijęs. Iki 15 valandos jūs turėsite būti netoliau nei per metrą. Iki to laiko kartu praleisite kiekvieną sekundę ir tikiuosi išmoksite kai ko naudingo. O jei daugiau ne per metras? Namų darbai per amžius. Ir liepsnojantis demonai nusileis ant jūsų namų. Bet amžini namų darbai svarbiau baigiau. Gerai, nors mus ryša nesiūlės, bet pasistengime, kad šis ryšys būtų malonus. Tik pasakyk man, kodėl pradėjai gniušių karą? Nesuprantu. Ta prasme, aš suprasiu, aš tikrai supratinga, čia kaip ir mano brožas toksai tarsi. To nesuprasti. Ta Frenkė, ji elgėsi gražiai, bet tada kodėl ji meluoti man? Tai tu pirmą pradėjai. Na, panašu, kad nenori man sakyti. Pakalbėsime apie tai vėliau. Na, iš kur tu? Iš toli, Himalajų. O, geras. Kurias tiksliai? Aš galvoti, tu nežinoti. Okei. Man tikrai patinka tavo karoliai. Šita kalba apie nieką tikrai nereikalinga. Čia žmonės daug kalbėti apie nieką. Kartais geriau laikyti burną užčiauptą. Aha, grubu. Bet aš negrubi. Aš tik stengtis jai padėti. Taip einu, Frenkė manęs jau dabar nemėgsta. Reikia eiti pamoką. Tu teisi, negaliu sau leisti vėl pavėluoti, nes bus bėdos. Eime. Jei mane pradėtų mėgti labiau, jai parodyti praktiškiausią kelią į klasę. Ei, palauk, turim likt drauge. Pala, padėti. Tu sugadinai. Negaliu to gert. Bet tik taip mes gerti kalnuose. Taip geriausia, galvoti jai patikti. Ei, Mažut, Ebi, ta prasme, prieš tai aš neprisistačiau.
Barnsas, Hitas Barnsas. Šaltos rankos. Oi, bet aš žinau, kaip sušildyti tavo širdį. Ledinis veidas. Tas Hitas, jis ledo gabalėlis, kuris galvotų, kad yra iceberg. Aha, tai jis. Aha, manau. Taip, tu geriau bėk. Ar aš tau nesakiau, kad man nepatinka raudona? Ei, ką? Taisyklėse rašyta koridoriuose išdykaut negalima, buliutas liečia irgi. Oho, tu tikrai išgelbėjai mano varžtus ten. Nirška. Ei! O tai durnius. Dabar pietus. Riaugyklai visos mano draugės, negaliu leisti, kad jos pamatytų mus kartu. Ei, Evi! Kalnuose nauji draugai atsirasti per valgant. Žinai, aš šiaip sėdžiu viena lauke. Hei, Frenkė, mes čia. O, ne. Aš jas imponuoti su savo aštra išvalgas. Jos visos labai gražios, ne, per akivaizdus. Pažiūrėti. Tavo antakyje kaip kalnai, tu žema kaip Jako vaikas. Tas apsirengimas, tu stengiasi per daug. Kelintą valandą pasinaikins tos apyrankės? 3. Lagūnos varžybos 2. Ir jai dabar reikia viso įmanomo palaikymo. Tu ir tavo šaltakrauja draugė turėtumėt ateit. Visą dieną bandžiau tau būti maloni, o tu taip nemandagiai su mano draugėm ir sniego gniūžtės paleidai dėl nieko. Ką aš tau bloga padariau? Aš stengtis taip daug, kad susidraugauti. Gal nelemta turėti draugų čia? Ar tu verki? Aš liūdėti dabar. Ar tai keista? Na, taip, tu atrodai tokia šalta. Negalvau, kad tau rūpi. Ar kad tu iš viską nors jauti? Ne, turiu. Man reikia į tualetą. Ar tu nebaigsi taip daryt? Ar matė tą naujokę ir Frenkė sukabintas apyrankė? Jos net nesuprato, kad tai aš pirmą mečiau gniūžtę. Dabar reikia prigauti kitas komandos mergas. Atsargiai, tai turėtų būti tikras pažeminimas. Žinau, kai po varžybų Kleo su pabaisom kalbės su Lagūna, mes prieisim iš nugaros ir įstumsim jas į baseiną. Žiaurus pažeminimas. Jos dar pasigailės, kad susidėjo su manim. Eime. Žiūrėk, atsiprašau, kad galvojau, jog čia tu metei tą gniūžtę. Reikėjo susigaudyti, kad tai toralė. Tikrai nelygis. Tai ką, einam perspėt mano draugių? Ne. Ką? Kodėl? Nes aš turiu tik geras planas. Nebėgioti. Slidu. Oho, geras varžybas, Lagūna. Ačiū, kad atėjot, Hebrit. O kur Frenkė? Ji negalėjo. Ji ten šiek tiek surišta. Pasiruošusios. Wow, čia tai nerealiai. Ačiū, Ebi. Žinau, kad atrodyti grubi, bet ten iš kur aš oras ratas ir mes negalėte aušinti burnų niekams. Tokie jau mes esam. Panašu, kad tu daugiau nebesusijusi su manim. Aš jau eiti. Ei, palauk, mes planuojame eiti į centrą ir pasitrint kaviniai. Nori kartu? Tas man patikti žiauriai labai. Dar niekada nemiegojau pas draugę. Ai, miegoti pas draugės yra puiku. Kartais nemiegam visą naktį ir plepam. Ir gražinam vieną kitą. Ir lakuojamės nagus. Ir kalbam apie vaikinus. Nepamirškite chimeros chimeroms. Kas yra chimeros chimeroms? Kleo mėgstamas žaidimas. Visada žaidžiame, kai miegame pas ją. Aš visada laimiu. 3, 4, 5. Piktojo demono korta. O, netenki 500 taškų. Iškrenti. Tikrai? Alio, tai yra... manau, gal aš eisiu į vonę ir apsiverksiu. Trolis sugadina tavo šukuoseną ir makiažą klasės nuotraukai. Klodynė iškrenta. Ai, einu į kitą kambarį, kol nesupykau. Dar turi kortą, su kuria gali žaisti. Taip, 2 bėdos korta leidžia man pasiimti bet kurią varžovę. Renkuosi Frenkę. O, vargi. Atrodo, likome tik 2, Ebe. Eiti tau. Panašu, esi ugnies duobėje. Palauk, prašau, turiu karališką apsikeitimo kortą. Pasikeiskim. Dabar ugnies duobėje esi tu. Ką? Kaip? Aš
ar galima padaryti pertrauką? Tu puikiai žaidėjai. Mums patinka chimeros chimeroms, bet Kleo nemoka pralaimėti. Geriausia leisti jai tai padaryti. Kokia prasmė taip žaisti, jei leidžiate jai laimėti? Orko trolių socialinis tinklas. Praleidė ėjimą. Mados magas užkeikė tavo spintą. Grįž per 5 langelius. Miško nimfa įsibrauna į tavo telefoną. Netenki 1000 taškų. Viskas. Iškritai. Laimėjau. O, vardan Ra. Pagaliau tikrai gera varžovė. Žaisime visą naktį. Visą naktį. Labas, Ebe. Pasiruošė egzaminų savaitėj? O, kas tau atsitiko? Man gerai, jaučiuosi puikiai. Panašu, kad tu neseniai verkėjai. Aš? Niekada neliūdėti. Turiu eiti vėluoti pamoką. Ebe, palauk. Kasgi jai? Šiuo metų laiku visos Ebės kaimo merginos praeina išbandymus Himalajų kalnuose. Jos turi išgyventi laukinėje gamtoje ir įveikti sunkes fizinės bei psichologinės kliūtis. Ha! Aš laimėti, tu pralaimėti, išgraužk. Dabar ta savaitė. Štai kodėl taip liūdi. Negalėjo ten vykti dėl egzaminų? Vargšelė. Gulija, liaukis, mums nepavyks. O gal? Taip, pakalbėsiu su direktore. Tai bus puikus siurprizas Ebei. Labas, vampis. Norit kartu pasimokyti kandologijos? O, atleisk, niekaip. Aha, norime į kiną. Į Kiną? Iki. Frenke, Draculaura. Jau čia. Kas čia vyksta? Tadam! Pakalbėjom su direktore ir ji leido tau savaitę užsidaryti šaldytuve. Gulijai taisė kamerą, kad nepraleistum pamokų. Mesgi žinome, kad čia ne Himalajai, bet... Oi, palauk. Ebe, nebijok pasikalbėti su mumis, kai tau liūdna. Mes tavo draugės. Iki. Taigi, Viso pasimatymo. Ei, varvanusi, ar moki laužti ranką? Pasirengusi, Ebe? Gerai. Padarykime meno kūrinį. Šiandien turite užbaigti savo projektus Siaubikyno meno parodai. Jūsų darbus vertins Mokslabonių komisija. Gerai. Dievinu monstrų vidurinės meno studiją. Jaučiuosi lyg būčiau baisryžiuje. Būtų lengviau, jei mūsų Siaubikvino modelis nejudėtų. Atleiskit, man sloga. Tu pasisiūlei būti modeliu, Hitai. Ir aš puikiai atrodau su šia toga. Apči! Keistai. Atsiprašau. Turim pradėti iš naujo. Gražus paveikslas, Draculaura, bet ar nemanai, kad modelis turėtų būti šiek tiek didesnis? Ei, jis te matosi. Aš tik išreiškiu ir kitus modelius. Be to, jo toga labai ryški. Pažiūrėkite mane. Hitai, menas yra rimtas dalykas. Tai tik krūvos spalvų ir išraitymo ant drobė. Hitai. 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 Atsiprašau. Turiu pradėti naują. Pamoka tuoj baigsis. Turiu sėdėti ramiai. Dabar Mokslabonių komisija išrinks nugalėtoją. Labai įspūdinga. Įdomu, kas gaus mėlyną į Kaspiną. Sėkmės. Pirma vieta skiriama Hito Berco skulptūrai. Oi. Mano jėga, ar ne vampės? Ebe, tu šaunuolė, gerai šaudė. Gal padėsit man? Buenos dias, chicos y chicas. Čia jūsų vampė, Mari, tiesiogiai iš nuostabiojo monstrų pikčių kaimelio. Garsėju ilgais plaukais, ilgais batais ir baisiu charakteriu. Šiandien sėsiu į traukinį, kuris nuveš mane į naują siaubo mestrą monstrų vidurinėje. Aš patekau į monstrų mainų programą. Ar pasiilgsiu monstrų pikčių?
Aišku. Žinoma. Bet, kaip žinot, ši liuksiška sniegžmogė niekada neatsisako nuotykių. Mano pusseserejėtė irgi mokosi monstrų vidurinėje. Jie atvyksta į monstrų pikčių ir su manimi traukiniu keliaus atgal. Sveiki, pusseserė. Aš čia, Eda. Šiandien mano paskutinė diena monstrų pikčių ir prieš išvykdama labai noriu tau viską parodyti. Gal ir galim dar kiek padikinėti. Ar esi mačius baisesnę vietą už monstrų pikčių? Taip, čia baisiai gražu ir tiek daug sniegžmogių, bet mums jau metas į traukinį. Taip, tu teisi. Aš pasiruošus nuotykiams monstrų viduriniai. Bet pirmiausia, reikia perplaukti Amazonės upę. Čia Gabi, čia Angelitas. Pala, nematau pigės pantalonės. Taip, žavios jūrų kiaulytės ir dar žavesni vardai, bet mums jau metas. Na, ką pasakysi apie Marį makiažą? Tiesą sakant, man patinka, bet dabar mums jau Į geležinkelio stotį, žinau. Bet negali išvykti iš monstrų pikčių, nepamačius mūsų garsiųjų džiunglių. Bet po to daugiau jokių kvailysčių. Pabėgti nuo šitų poetų, čia jau tikrai ne jokios kvailystės. Sakiau, kad atsidursim stoty. Kada nors. Bet pripažink, monstrų pikčių buvo smagu. Žinai ką, pusseserė, tikrai smagu. Mari, čia tai bent platformos. Ką galiu pasakyti? Kas sugebu, tas sugebu. Sveikos. Vampės, gal žinot, kas nutiko Ebei? Nemačiau jūs visą savaitę. O, žinau, kas jai nutiko. Buenos dias, čikas ir čikos. Čia jūsų vampė, Ebi Abominable, tiesiogiai iš monstrų pikčių. Jai ten taip patiko, kad nutarė pasilikti dar savaitėlę. Prisistatau, kas manęs nepažįsta. Ilgi plaukai, vidutiniai batai ir galingas charakteris. Ačiū pusseserė Mari.